organizatoriumi Tadu Šimkumi. Tadai, jūs išgarsėjote milžiniško dydžio piešiniu ant Fluxus ministerijos. Kokia buvo aplinkinių reakcija į tai? Aplinkiniai buvo, tarkim, reakcijų iš Buškevičiaus, kaip žinia, kur sureagavo, kad yra rūkymo propaganda. Norėjau sulyginti visą, uždažyti šitą jūsų rūkantį dėduką, taip jį pavadinkim. Kaip jūs jį pavadinote? Mes jį pavadinom oficialiai meistru, o aš pats gal jį vadinu tiesiog seneliu išminčium. Taip paprastai, kad kiekvienas suprastų. Na, pypkė tai yra išminties simbolis jūsų akim. Taip, kai mūkiau, kokie išmintingiausi žmonės, tai koks senukas Pipkorus ar ten kokia močiutė, ten raganaitė, nežinau, bet... O kodėl piešėte būtent ten? Tiesiog ieškojau erdvių, kur galėčiau dideliais formatais paišyti ir kadangi centre, senamiesty tokio didžiulio masto pastatas ir dar vadinasi Lituanija, kad labai man simbolinis, tai aš ten ir idėjiškai pritraukiau, tiesiog šitą erdvę dirbu iš anksčiau. Atsirado Fluxus ministerija ir pasiūlėm, tiesiog iš mūsų buvo prieš metus jau pasiūlymas, kodėlgi nepadaryti fasadą visą didžiulį, išpaišyti. Bet ar tiesiog tai buvo iki šiol labiausiai apleista miesto dalis? Ar tai apleista labiausiai, tai aš taip pat negalvoju, ar tai labiausiai apleista. Na, apmirusi, nes... Jinai yra labai tokioje vietoje įdomi. Jis pirmai yra didžiulė, tai kodėl tas piešinys irgi toks didelis, nemažiukas padarytas, nes svarbiausia, man atrodo, yra emocija. Tas toks įspūdis, kad eini ir wow, žmogų nustebino kažkokie naujos emocijos, kad erdvė yra gyva ir dėl to tas toks rėkimas, raudona, ryškiai ir didelis, kad būtų svarbiausia emocija, pirmas įspūdis. O tada yra idėja. O idėja yra ne kažkoks irgi reikiantis ar ten bėgantis sportininkas, bet senas žmogus. Tikrai galėjo būti kokia nors Barbė graži? Galėjo, bet toks palinkėjimas, miestui pačiam, išminties, kaip sakant, tokio įsiklausimo. Dėl to jis taip sėdi, rūko tą tokią kosminę, ta pypkė nėra tiesiog pypkė, ten yra žvaigždynas, ten yra reiškęs kažkas tokio dieviško ir nelabai suprantamo žmogui. Abstrakcija, iš kur ir viskas kyla. Aš manau, kad didžioji dauguma jaunimo tai turbūt yra jūsų pusė ir sako, viskas labai gerai. Bet ir močiučių buvo. Kai piešėm irgi daug ėjo... Aš pačio... O ką močiutės? Įdomu labai, ką močiutė sakė? Tiek, kiek pats susidūriau, nes apskritai atgarsio buvo mažai, man atrodo. Kaip tam kūriniui, ta prasme, tokio, gal man asmeniškai kažkokio pasakymų, kaip čia kas įvertinimo, jo kaip ir nelabai buvo. Buvo tik keletą tokių architektų, kurie vyresnės kartos, nes to įvertinimo reikia. Kažkaip taip yra, kad... Tadai, ką sakė, jūs piešėte ar ne, ir praeina močiutės ir ką jūs sako? Sako, tam politikui, kuris ten kažką plepa prieš jūs, sako, reikia ausis nusukti. Sako, mes turi tokią močiučių grupelę, jos tremtinės buvusios ir sako, ir jos jau ten dar net nebuvo baigta, nieko ten tik dėmesio uždėtos ir sako, kaip ten, dabar tikrinsim, kokį vardą, jau vardą nedavė tam seneliui. Kokį vardą? Ar Petriukas, kažkas tokio ten, sako, kaip Petriukui sekasi, jau viskas baigėt, jau kaip gražu. Kokia bus kita erdvė? Kauno miestas, centras, tai yra naujamiestis ir senamiestis, nes organizuojam gatvės meno festivalį Nikoka. Nikoka? Jum Kaune Nikoka? Taip, tai yra, kaip sakant, įvardymas problemos, kurią mes matom. Nikoka. Nikoka toks irgi iš dalies žaismingas, bet jis labai teigia, kas šiuo metu vyksta. Tai yra, Nikoka, Niku. Kas yra gatvės menas, tai menas, kuris yra gatvėje, automatiškai tampa gatvės menu, yra labai plati iš tikrųjų sąvoka. Bet iš esmės, tai man atrodo, kuo man asmeniškai svarbi ir aš jos negaliu kažkaip pabėgti, man ant tiek yra, atrodo, potenciali, kad tai paliečia daug žmonių. Grafiti kūrė irgi įvairių žmonės. Yra ir labai idėjinių, kurie, tarkim, tiesiog protestuoja prieš sistemą ir yra, aš tą mintį palaikau. Bet yra tokių, kurie tai daro, nes yra... kaip sakant, prisigeria, prisirūko ir vandalina ir be idėjos, suprantat, arba ten nori pasakyti, kad aš esu geriausias, aš valdau miestą. Gatvės menininkas iš tikrųjų daug masto, kaip paveiks jo darbas,
kaip nepaveiks. Pavyzdžiui, grafitininkas jis kartais mažiau apie tai galvoja. Jis eina, daro, turi mintį, pavyzdžiui, gatvės menas kondas skiriasi, kad yra daug sudėdamųjų dalių, kad žmogus atsižvelgia, kaip įtakos, kokią emociją kurs ir panašiai, bet yra ta, pavyzdžiui, jeigu festivalis, tai yra, kaip sakant, planuota, nes yra labai daug sluoksnių, yra architektai, planuotojai, savivaldybės, žmonių bendruomenės, nuomonės, problematikos, yra toks didelis sumuštinis ir daug diskusijų čia taip vyksta ir formuojasi. Kokios jūsų vizijos, tikslai, svajonės? Svajonė yra, kad pasikeistų mąstymas ir požiūris į viešą erdvę, nes pagrindinis tikslas yra sustiprinti žmogaus, gyventojų, miestiečių ryšį su jo erdvė, su aplinka, su viešąja erdvė, su bendruomenė. Tai reiškia, kad suprastų žmogus, kaip ta viešoji erdvė, kaip jo aplinka veikia jį, kad jinai iš tikrųjų veikia. Tai ką jūs darysite? Jūs piešite ant grindinio ar ant namų fasadų rūkančius senukus? Piešiniai didelio formato, po to fotografija, kaip gatvės menas. Galima fotografiją irgi didelio formato, tapetuoti, tiesiog kaip tapetus. Jie irgi labai gerai laiko, nusivalo su vandens srove ir nelieka žymės. Naktį galėtų būti šviesos instaliacijos, kad ir naktinis gyvenimas šiek tiek vyktų. Ta mintis yra, kad žmonės kuria miestą. Tai reiškia, kad reikia ir surasti, kad nebūtų viskas nuleista iš aukščiau, nes iš aukščiau tai nieko nevyksta. Va šiuo metu, tarkim, iš savivaldybės yra tokia ignoruojama vieta ir jeigu valdžia ignoruoja ir žmonės pradeda ignoruoti ir tada pereina iš ignoravimo pastatų į, nežinau, tiesiog ignoravimo apskritai, kas vyksta ir politikoje, toks abejingumas. Tadai, labai norėtųsi dar tokio vieno, prie senuko arba būtės. Meistras ir Margarita, čia buvo mintis, nes jeigu meistras, tai dabar Margarita. Kodėlgi ne, buvo viena turistė, japonų, priėjus ir sako, o kodėl, sako, senelis, prasme, vyras, kodėl ne moteris? Tikrai labai norėtųsi miestui dar kažko tokio netradicinio, tokio. Mums reikia kol kas tik leidimų, idėjiškų leidimų, kad sakytų, okei, darykit, jeigu, patartų gal kažką, bet darykit, jeigu mums nepatiks eskizai, mes tada galbūt bandysim, kažkokį kompromisą surasti, arba pasakysim, kad labai liuks, arba gal netiks, bet jūs darykit, žinai, jūs norit, jūs esat miesto dalis, taigi jėga ant tiek apleistų pastatų. Come on, darykit, super. Mūsų tas centras nėra didelis, naujamiestis, senamiestis, jame reiktų gan atsargiai kai kur. Bet tarkim, mes renkamės tokias sienas, kur yra apgriuvę, apleista. Ten, tikrai nieko niekam nepakenktumėt. Iki renovacijos, tarkim, tegul pabūna ten ne 100 metų tas darbas, bet tai yra tokių vietų, kur, tikrai baisu. Ir sako, čia jau ne mūsų problema, kad ten nesitvarko. Tai sakau, ar geriau tada griuvėsiai ir neigiama erdvė, ar geriau kažkoks pozityvas. Tai sako, jau geriau griuvėsiai. Kauno miestas, kokią jums emociją sukelia šiandien? Uždarumas, tarkim, yra viena iš emocijų tokių gal. Ignoravimas. Įdomus reikalas, kad, pavyzdžiui, tą senelį Vilnius rėmė. Super. Bet Kaunas yra gal toks lietuviškas labai miestas ir biškiai užsidaręs daugiau. Vilnius yra, kaip sakant, ir pats Vilniaus festivalis gatvės meno, jisai tarptautinis, ten daug įvairių tautų gyvena, jis toks europinis, ar ne, toks kaip supanašėjęs su kitais miestais. Man atrodo, Kaunas yra savitesnis, originalesnis. Tik tą originalumą ir savitumą reikia irgi puoselėti ir jo ieškoti. Kaunas galėtų būti labai įdomus miestas. Ačiū Jums už pokalbį. Prašau. O dabar Kauno rajone